Kai buvau susitokęs, tai tikrai išdavinėjau. Jeigu prieičiau prie to gyvenime, kad reiktų nužudyti jį, tai tikrai taip. Sveiki sugrįžę į mūsų laidą Nežinomi klausimai. Po ilgo laiko tarpo mes ir vėl čia. Ir šį vakarą su mumis yra Nojus Rivera, kitaip žinomas Katinuko vardu. Labas, Nojau. Sveiki visi. O kaip tu norėtum, kad į tave kreiptumės šiandienos laidos metu? Nojus ar Katinas ar Katinukas ar kažkaip kitaip? Net nežinau, Katinas galit. Manau, Katinas. patogiausia Gerai. bus. Gerai. Kaip jautiesi? Labai gerai kažkaip. Nesijaudini? Ne, kažkaip nesijaudinu visiškai. O Geras nekeista nuotaikos. būt kitoj pusėje, ne už kameros, tiksliau ne už kameros, o ne mano kėdėje, o ant sofutės. Kažkiek gal. Bet manau, drąsiau sėdėti šitoje vietoje, nei kalbint. Nežinau Tikrai? kodėl. Aha, Ok. Tai pasiruošęs, ne? visada. Kiek visiems žinoma, tai tu esi jau vedęs vyras. Taip, viešai žinoma. Visi tikriausiai žinom. Gal trumpai papasakosi, kaip susipažinot, dėl ko būtent jisai iš visų? Susipažinom, tai mes tokiais kaip ir momentais, nežinau, nes mes nebuvom taip, kad dažnai matytumėmės vienas su kitu. Mūsų suvedimai buvo tokie kaip apiplėšimai visokie, plekos, paskui ten, man atrodo, skalbimo mašinų ta Tai parduotuvėlė. žodžiu už grotus susitikdavote, ne? Jo. Bet man atrodo, aš tuo metu būdavau ne tas, kuris daro kažką, o būdavau įkaitu. Aš nelabai pamenu, Ai, bet čia man netyčia atrodo, įkaitu būdavo jo. Ai, Tai taip ir prasidėjo, aš pradėjau ten ant jo simpint, kaip ir. Jis bandydavo atstumti mane, kad ne, eik į šoną, nelys prie manęs ir panašiai. Nu, nes nepaslaptis, nes aš tuo metu buvau vedęs už kito. Nu jo, visi žinom, kad buvo iš Juozapo Rakausko susituokęs. Taip. Tai jisai kaip ir nenorėjo nei greuto. Tai kažkaip ir bandė tikriausiai atstumti dėl to. Nežinau, ar ten vyko kažkas pas jį širdelė ar ne tuo metu į mano pusę, bet aš manau, kad gal, nes kažkaip suvedė keliai, kad labai ugnista įsiplieskus tokia. O tai ko jis tave patraukė? Išskirtinumu, nes jisai, kai susipažinom, buvo rožiniais plaukais. Nu, toks buvo tikrai išskirtinis iš visų. Aha. Šia balsas gražus. Toks buvo nepalaužiamas, kaip ir. Jau tas mane vien sužavėjo. Tai jo. Kritu į akis iš karto. Tai tavo Ir tipažo nepasid- vyras pasirodė, ne? Jo. O kaip užbaigė santykius tada su Juozapu? Labai lengvai kažkaip. Mes turėjom kaip ir pokalbį su Jamesu, kad jeigu kad kažkas ir vyktų tarp mūsų, tai pirmiausia turėtų nutrūkti tarp Rakausko. Viskas. Ne, tai čia aišku, viskas logiška. Tai labai. taip ir aš kažkaip net nedvejojau ir pasakiau ir parašiau Rakauskui, kad viskas. O kaip Nes- jis reagavo į tai? Skaudžiai jisai kažkaip reagavo. Žinau, kad buvo liūdnas ten daug laiko. Visi kolegos pamatė. Tai aš kažkaip... Pačiam nebuvo liūdna kažkaip nutraukti santykius su juo? Ne, kažkaip... Nu, mūsų tas bendravimas buvo labai toks. Net nepasakyčiau, kaip draugai. Susitikdavom per dieną vieną kartą. Mano darbe, ūkavinė ir viskas. Tai čia nežinau, ar labai skaudu man turėtų būti. Jam gal ir skaudu. Su Jamesu kitaip? Na, su Jamesu tai aš labai daug laiko leidžiu. Galėčiau ir daugiau leisti. O nekyla problemų dėl to, kad, nu, kaip visiems žinoma, tai tu esi jau kaip ir blogo berniuko etiketę gavęs?
O tavo sutuoktinis yra policininkas. Nekyla problemų kažkokių dėl to? Kažkaip keista, bet ne. Kad ir aš ten būnu už grotų, ar ten jisai apsiema, ten būna pirminis gal ar kažkas. Vis tiek viskas vyksta pagal taisyklės, pagal visus ten jų nusistatymus. Nėra taip, kad ten būtų palengvinta kažkas man ar panašiai. Kartais net jisai patraukia už dantis, kad būtų man blogiau, nei turėtų būti. Tai va. Bet neprieštarauja jisai, ne? Kad tu nelegalią veiklą užsiemi. Ne. Gal mums tai ir patinka, kad mes skirtingose O į sferose. patį netraukia perėti kitą pusę? Kažkaip ne. Bent jau iš jo veiksmų, iš jo ten, kiek mes bendravę, kiek kalbėjo, tai tikrai kol kas ne, nes jisai ten turi siekti ko savo frakcijai, tai pareigūniniai. Bet o šiaip viską papasakotų jam. Ką veiki, ką darai, ką nuskriaudėjai. Šiaip daug žinau, ką aš veikiu per dieną. Daug, bet ne viską? Nu, aš nežinau, aš ten, pavyzdžiui, nelabai skrodžiu tų žmonių, tai net nelabai sakau, bet šiaip 9% tai tikrai žinau, ką aš veikiu. Nebent pats pamirštu kažką pasakyti. Arba jau ten būna Šitą prasme labai kažką. specialiai nieko neslėpti. Jo. Gerai. Nu, smagu, kad tokie atviri santykiai. Ir kad priėma tave. O Jau kaip būtų pačiam, sunku slėpti kažkaip. o kaip pačiam sąžinė kartais negraužia, kad jisai pareigūnas, tu nusikaltėlis, o gal kaip tik norėtum, kad tave pagautų? Ne, negraužia. Man kaip tik labai patinka. Patinka aprangos, Patinka. net kartais Aha. apsirengia, kaip aš paprašau. Pasidaręs yra apranga tokia, kuri man patinka. Jam Norėtum, aišku kad jisai tave nepatinka. pagautų, ne? Jo. Norėčiau, O kad yra pirminis pagavęs kada atsidarytų. nors? Jo, yra. Daug kartų šiaip. Ir darė kažkokių nuolaidų, kažko tai. Ne, niekad. Kažkada gal buvo toks atvejis, kad labai vėlai čia naktį gal pagavo, bet aš tiesiog prasidėjau pareigūninėje kalėjime už grotų ir nebuvau įsiųstas į kalėjimą. Ten tas pats beveik ir gavosi. Tai va čia tokia nebenuolaida buvo kažkada. Bet ta prasme, bet šiaip tai žiūri tave kaip į paprastą nusikaltėlę, ne? Taip. Ne kaip į vyrą savo. Dar griežčiau kartais. Pakartok. Sakau, dar griežčiau kartais net žiūri. Jūsų, lempa reikia tikėtis, kad šitaip yra. O kada nors jam yra tekę kažką tai nuslėpti, ką tu padarai? Pėdsakus kokius ten ar įkalčius išvalyti, panašiai. Būtent ką aš padariau? Jo, Ir jam nuslėpti. Kol kas ne. Kaip ir nebuvo, bet tikiuosi bus, nes norėčiau kažką biškį turėt savo paslaptėlių kažkokių. Būtų smagu pameluot kažką ir panašiai. Kad jisai gal ateityje išsiaiškintų. Būtų faina gal. Ai, tai ta prasme nuo jo kažką nuslėpti. ne? Jo. Ai, nes aš klausiau, ar tiesiog jisai, žinai, gal bandė paslėpti kokius įkalčius, žinai, susijusius su tavim, Ai, su tavo nusikalstama veikla. ne. Kažkaip nebuvo tokio. Nelabai ir buvo ten tokių įvykių pas mane gyvenime. Kad kažkas slėp būtų labai. O jeigu kažkas rimtesnio būtų, prašytum jau, ar ne? Kad nuslėptų. Bandyčiau gal, kad nežinotų. O jeigu jau sužinotų ir ten man labai grėstų, tai gal ir bandyčiau, bet nežinau, ar jisai sutiktų. Supratau. O dabar žiūrėk, kadangi tu esi kaip ir blogas berniukas, ne? Tai su šeimo kaip ir blogietis, tavo vyras yra policijos pareigūnas, tai kaip ir gerėtis. Tai kuris kurį gano? Pastaruosiu metu, tai kažkaip šeimos galva Džeimsas tapęs. O, tai valdingas vyras. Jo, man patinka gal kažkiek.
Bet aišku, nusodinu kartais. Mhm. Nu, gerai, kad čia užsiminė apie tą nusodinimą, nes kiek yra mus pasiekę žinios, tai kad tavo vyras kaltina tave pykčio nevaldymo problemom, ar tai tiesa? Taip. Yra net užregistravęs mane pas psichologą dėl to. Aš nežinau, kas man blogai, bet jam kažkas blogai. O tai kaip jis tai pateisina, ta prasme, kaip jis paaiškina, dėl ko jis taip galvoja, kad tu gal kažkada pakėlė ranką prieš jį, ar kažkaip kitaip spurtą panaudoja prieš jį, ne? Buvę. Nu, jisai gal čia taip įsireiškia, nes man užeina ten kokią nervą kažkas, aš pradedu mušti. Ar taip ir rankyt kažką, nežinau, automobilį. Bet čia gal tame ir esmė yra. Bet jisai nepyksta, kad jisai ten gauna iš manęs, aš čia O tai neskaudžiai. dėl kokių priežasčių tau taip užeina? Tiesiog? Ar gal iš tikrųjų turi problemų? Gal tiesiog, nežinau, kažkokie nervai užeina, gal kažkas nepavyksta. Ar negaunu ten dėmesio, kokio norėčiau gauti. Tai va tokios gal problemos. O tu šiaip bijai savo vyro? Arba gal jis tavęs bijo? Gal dėl to viso nervinių tų priepuolių visokių, gal jis tavęs bijo, ne? Nėra, kad jis manęs bijotų ir aš jau kažkaip nebijau. Mes nepasidarė savo santykiuose ten kažkokios baimės tarpusavy. Negazinat vienas kito. Ne, kažkaip. O žiūrėk, o tai kai būna, kai tie pykčiai užeina, arba šiaip, nu, nebūtinai dėl vyro, ne? Būna tau, kad užeina, kad tiesiog Būna. prieš kitus, arba ten dėl kažkokių situacijų. Būna, bet aš kažkaip svetimų žmonių neimu ir nemušu ten. Gal ir būna tokiu atveju, kad ten automobilį kokį paspardau ir padaužau kažką ten su klaviatūra, bet žmonės nekenčia nuo manęs. Svetimi. Tai tikriausiai, jeigu paklausčiau, ko griebiesi tuo metu, tai ar ginklo, ar tušinuko kaip žurnalistas, tai tikriausiai pasirinktum tušinuką, greičiau, ne? Tikriausiai jau. Supratau. Na ir kadangi jau pradėjom kalbėti apie tavo žurnalisto karjerą ir apskritai karjeras, kadangi, kiek žinoma, tu turi ne vieną karjerą, ne? Taip. Gal papasakosi trumpai. Tai pirmiausia, tai esu žurnalistas, žiniasklaidos direktorius, vadovas. Jau šiaip ilgą laiką, kažkur pusę metų, gal daugiau truputėlį, esu U kavinės direktorius. Labai džiaugiuosi, kad verslas labai gerai sekasi. Ir šiek tiek prisidedu prie Karmos klubo. Tai va tokios mano karjeros. O tai kaip tu pavyksta rašyti straipsnius apie nusikaltėlius, kai esi pats to dalis? Nebūna pagundos apie save parašyti? Aš manau, galėčiau apie save rašyti, jeigu kažkas labai įvyktų. Man gal net patiktų, kad žmonės Visą žinotų. norėtum, ne? Jo. Šiaip nesunku, kad turi rašyti apie žmonės, su kuriais gal kartais tenka susitikti, kai nelegalią veiklą darai. Gal nėra, labiau sunku su artimais draugais, gal apie artimus draugus rašyti. O yra tekę? Dabar net neatsimenu, gal ir yra tekę kažkada. Gal nebuvo tokie artimi, bet yra tekę rašyti. Paskui ateina klausinėja, kodėl čia taip, kodėl nepasidomėjai ir panašiai. Ant sąžinės bando lipti, žodžiu. O nutylėjęs esi kažką? Dėl to, kad tai būtent tavo draugai buvo. Manau, tikrai yra tokių dalykų, kur tikrai galėjau miestą žinot, bet nežinojau gal. O dabar žiūrėk, jeigu susietumim tavo vyrą, ne, ir tavo darbą.
Mhm. Jeigu sužinotum, kad jis yra korumpuotas, ar rašytum apie tai straipsnį, ne? Ar sunaikintum E, tos įrodymus, tą informaciją, ką gavai? Jeigu tik aš tai žinočiau, Mhm. daugiau niekas, tai bandyčiau aiškinti situaciją tikriausiai pirmiausia su juo, kodėl tai vyksta ir panašiai. Tikriausiai jam pranešiu, kad jam gresia tas, kaip ir žinomumas, kad visi tai sužinos. Bet žiūrėčiau, kaip situacija toliau įsiplėstų. Jeigu jau labai ten globališkai, tai aš manau, tektų man tai padaryti. Bet jeigu tarp mūsų, tai gal stengčiausi tikrai kažkiek, manau, kailį jo Tai bandytum ištraukti slėpti, iš ne? to. Stengčiausi, manau, taip. Tai žodžiu, nebijai asmeniškumų kažkiek įtraukti į savo žurnalisto darbą. Ne. Nu, kartais reikia, žinot. Nu, bet žinot, irgi žurnalisto darbas tai yra toksai, Taip, kad taip. kaip asmeniškumai kaip ir turėtų būti atitraukti, bet Taip. viskas suprantama, aišku. Nu, čia labai artimas dalykas, tai aš nesakau, kad nedaryčiau to, bet aš pasistengčiau pirmą situaciją išsiaiškinti ir paskui žiūrėti. Jeigu ten labai kažkokia korupcija didelė, nu tai manau jau net žiniasklaidos nereiktų, jau žinotų daug kas. O jeigu žinotų daug kas, tada bet kokiu atveju rašytum. Jau tikrai, manau, tektų. Nu jo, nes tada jau nebeišsisuktum. Jo. Jau nieko nebandytum tada. Dar pats gal nukentėčiau tada. Tai vat. Tiek to opozicija, manau. Kaip sakėt? Sakau, tiek to opozicija, manau, irgi kaip žurnalisto nukentėtų. Taip, manau, Tai tikrai. ypač direktoriaus. Mhm. Sakei, kad šiaip ne vieną, nu, kaip ir aš minėjau, kad ne vieną karjerą turi, ne? O kuri geriausia tau? Kuri tau labiausiai patinka? Kur jautiesi labiausiai savim? Aš kažkaip jaučiuosi ūkavinė savim. Dirbčiau gal žiniasklaidoje daugiau, įdėčiau darbo daugiau sakymų būtų ir panašiai, manau, ir ten man labai patiktų. Man patinka rašyti, kurt laikraščius, montuot laidas ir panašiai. Bet šiuo metu galiu pasakyti, kad kavinė kažkaip paėmus tą viršumą. Aš čia jaučiuosi savim, galiu sudaryti produktus, kuriuos noriu parduoti, su žmonėmis bendrauju, daug tikrai klientų turiu, darbuotojai labai geri, tikrai verslas gerai eina į priekį, daug pelno padarom ir panašiai. Labai didžiuojuosi, kad tapau direktorium. O negali būti tavo pasirinkime dar kažkiek susijęs su tuo, kad tavo pirma karjera šitą mieste buvo Senior Buns direktorius ir darbuotojas? Manau, daug Gal labai. kažkiek nostalgijos? Taip, ir nostalgijos, manau, yra ir tikrai patirties daug suteikia man Senior Bunsai. Buvo daug lengviau pradėti čia, nes vis tiek pradėjau kaip ir nuo nulio, toje kavinė. Žinojau, kaip ir meniu sudaryti, ko žmonės nori, kas pritraukia žmonės ir panašiai. Tikrai buvo lengviau. Tai prakalbai apie žmonės, seniau buvai vadinamas jūsų draugu. Teisybė? Tai buvau gavęs net nominaciją už tai. Čia tavo, ta prasme, iš nuoširdus noras padėti buvo, ar tiesiog ieškojai apsaugos stogo vadinamo? Ta nominacija. Buvai draugų visų? Ta nominacija tokia dviprasmiška. Gali pažiūrėti ir iš geros pusės, kad tu padedantis ir panašiai, iš kitos gali, kad prielipa kažkoks vėl, arba tiesiog. O jeigu apie tave patį kalbant? Jeigu apie mane patį, tai net gal nežinau. stengiasi su visais susidraugauti? Nežinau, man patiko čia, kai atvykau, patys žmonės. Kažkaip patiko bendrauti. Visi buvo geri tie žmonės. Tai taip ir toks ratas toks praplito.
Aš nenorėjau, kad jisai praplistų, bet tiesiog automatiškai taip gavosi. Vieni per kitus susipažinom ir O tiesa, kad dabar jau atsirėkė po biškutį. jau dabar nėra kaip seniau. O dėl Bet kokių ten priežasčių? eičiau, Tiesiog nepasitikė žmonėm ar dėl ko atsirėkė? net nežinau, gal man dabar nereiktų bendravimo labai daug, nereiktų draugų daug. Turiu artimus draugus kelis ir manau užtenka. Nei nesirodau ten, aš kažkur, kur renkasi žmonės labai daug. Tiesiog būnu su draugais ir viskas. Neinu ten prie random žmogaus ir klausiu, kaip jiems sekasi ir panašiai. Gal pasisveikinu, bet į kalbas tai taip nelendu. O turi kažkokių artimiausių draugų? Turiu. Ir kas tavo geriausias draugas, draugė? Ar tavo vyras? Tavo geriausias draugas. Vyras man ir vyras, ir draugas, ir geriausias draugas, viskas. Bet geriausią draugę turiu Gabrielę. Taip, jūs Gabrielė, mažutė. Aš laukiu, kai paminėsit mane. Ačiū. Šiaip labai Čia turiu, klausimas buvo dėl manęs pačios. šiaip turiu gerų labai draugų, kad ir Hera, Kimata, Tako, Denis tikrai gerai sutariu su Deniu, Džeris. Vis mes stengiamės kažkokius naujus žmonės, gal pamatom, kad mūsų vaibo žmonės ar kažką stengiamės pabendrauti su jais. Gal į ratą savo pridėti kažkaip, nežinau. O kaip su Rolandu? Na, pamiršau taip, labai geras senas draugas Rolandas. Jau dingo simpatija jam. Jo, kažkaip jau nebe taip kaip seniau. Gal net nebuvo? Gal tau tiesiog tam norėjosi jį čeisint, nes jisai priešinas labai. Gal nebuvo ten tos labai didelės simpatijos, bet man patikdavo seniau erzinti tiesiog. Matau, kad spardausi, tai aš norėdavau, kad dar labiau pasispardytų. Toks kažkoks buvo interesas pas mane. O visais savo draugais pasitikė. Gal ne visais 100%, bet galėčiau pasakyti, kad pasitikiu. O kam 100% pasitikė? 100% pasitikiu, tai Gabrielė ir Hera. O savo vyru ne? Tai vyra, tai 1000%. Ai, čia šitaip supratau. Nu, dabar tada biškutį tokį provokuojantį klausimą užduosiu. Taip. Jeigu, tarkim, tavo geriausia draugė man kiltų mirtinas pavojus, ar paaukotum visą turtą ir negi vyro karjerą, kad išgelbėtum? Visą turtą ar karjerą vyro? Vyro. Manau, stengčiausi padaryti tai. Nežinia kaip vyras. Jeigu jisai, pavyzdžiui, galėtų atsisakyti, tai nežinau, ar tai pavyktų. Bet jeigu tai mano nuosprendis, tai manau jo. Nes vis tiek ta karjera tai gali būti kitokia ateityje. Svarbiau gyvybė. Smagu žinot. O nebūna akimirkų, kad Džeimsas pavydi tavo pasitikėjimą man? Kažkaip ne. Nebuvo tokių atvejų, kad ne kažkaip. Jis pavydi tik tais kartais, kad aš daugiau laiko leidžiu su draugais, nei su juo. Nebūnu kartu. Šiaip nemažai laiko jūs leidžiat. Jo, bet nepabūnam dviese, kaip pasakyti. Tik būna kartais tokių Supratau, užmet. kad ne dviese, kad būna. Būna Šiaip užmeta nemažai leidžiat, tokių. kaip pastebėjau. Jo, būna, bet būna kartais užmeta tokių. Buvo vieną Ar kartą kaip tu tai užmetęs ar... reaguoji? Nu, aš jam visada pasakau, kad aš visada laisvas. Mane gali pasiimti, bet kada pasakyti, kad važiuojam kažkur ir panašiai. Buvau kažkada užmetęs jisai tokį, kad čia su tam susitokiau ir su tavo šeima.
O draugai neadvokatauja tavo santykiuose su Džeimsu? Vis tiek aš manau, kadangi jūs tokie žmonės esat santykiai, dramos vis tiek kažkokios kyla, neadvokatauja draugai. Nebando spręsti jūsų problemų. Gal ir bando, jeigu pamato, kad kažkokios problemos, nes tikrai kartais buvę tokių. Pamato jau gal ant manęs, kad kažkas ne to. Tai bandau teirautis, klausinėja, kas yra. Džeimso pasiklausė, kas yra. O nebandau sutaikyti? Nežinau, reikėjo kažkada to. Bet manau, bandytų, jeigu reiktų. Vis tikrai, mano draugai priima Džeimsą. Draugiškai. Aišku, kai jisai aprangoj, tai kitaip jį reaguoja. Truputėlį neigiamai. Kai neaprangoj, tai labai, manau, priima. Kas kad pareigūnas. O tai kaip Džeimsas elgėsi, kai neaprangoj, nes manau, gal žiūrovams įdomu, vis tiek kas jį mažiau pažįsta. Kad nebūtų tas sudarytas įspūdis apie pareigūnus, kad jie tiek nedarbo metu, tiek darbo metu tie vadinami rodokopai. Koks skiriasi Džeimso elgesys nedarbo metu? Jis nedarbo metu visai kitoks. Jisai būna toks prie chebaros, laisviau elgiasi, nebijo ar pajuokauti ir panašiai. Nes darbe tikrai jisai toks, kaip nemoku pasakyti, dirba gal taisyklės. Aišku, ten nėra robokopas, kai mėgstamas žodis šiame mieste, bet nežiūriu ar draugai ar nedraugai, kai darbo metu yra. O nedarbo metu tai sakau, jisai chill, žmogelis, neapsikrovęs. Ir nežiūri, ar ten kažkas kažką nusikalto ar nenusikalto. Jei neaprangoj, tai neaprangoj. Niekada neišduoda? Jo, jei neaprangoj, tai neaprangoj. Jo, manau, jisai nusiema aprangą, tai nusiema ar savo darbo statutą. Na, dar tada porą klausimėlių iš tavęs užduosiu pabaigai. Na, bet žiūrėk, jeigu tave išduotų geriausias draugas, tu jam atleistum, nes, vis dėlto seniau turėjai visų draugo etiketę, ar jis tiesiog dingtų iš miesto žemėlapio? Jeigu išduotų mane? Kurią pusę pasirinktum, ar tą visų draugų, ar savo tą blogiuko, kur yra dabar? Ir tiesiog panaikintum pėdsakus apie žmogų? Šiaip esu per geras žmogus kitiems žmonėms, bet šiaip priklausytų nuo situacijos, bet ir nuo žmogaus labai priklausytų, koks tai draugas ir panašiai. Jei geriausias draugas, tai bandyčiau gal ir susigrąžinti, bet jeigu draugas, tai manau žemėlapis prarastų kažkokį medį. Čia jau supraskit, kaip norit, kiekvienas savaip. Dar vienas temos, kurios nepalėtėm, tai yra tavo orientacija. Ar kada nors gėdėjaisi jos? Kiek atsimenu, tai ne, niekada kažkaip. Visi žmonės priėmė ir kažkaip. Tai kažkokių problemų nėra kėlę dėl jos? Ne. Aišku, būna žmonių ten pradeda visai vadinti ir panašiai, bet kažkaip ta oda gal užaugus stora, nežinau. Tai nekreipi dėmesį tiesiog? Ne, kažkaip neveikia manęs tai. O kada supratai, kad tau tos pačios lyties asmenys patinka? Šiaip tikriausiai supratau iš prikolo. Nes prieš daug metų čia toks buvo kaip ir prikolas, kai toks ten Karolis lyg ir ten pasiūlė man susituokti. Mes pajuokavom abudu, pradėjom būti tiesiog ir nežinau, man kaip ir patiko gal.
Ir kažkaip užsivedžiau ant to gal kelio. Bet manau visada buvo, tai tik tai jis gal buvo neatsivėrė gyvenime. O merginą turėjai kada nors? Kad taip turėčiau, tai ne, bet gal ir bandžiau kažkada turėti. Ar kaip sekėsi? Neblogai šiaip. Irgi buvom vieno vaibo kažkaip su tuo žmogum. Buvo faina ir... Gal ir buvo tie santykiai kažkokie, bet mes patys gal nežinom tai. Mes tiesiog labai bendravom gerai ir tiek. Bet kažką toliau bandyti, nei vienas, nei kitas nebandėt? Ne, Nesistengėt? net neatsimenu, kaip viskas nutrūko. Mes ir dabar šiaip gerai sutarėm. Mažai bendravom, aišku, bet kažkaip nežiūrėjom į tą pusę gal kaip į santykius. Gal čia tame ir tada jūs slypėjo tas tavo, kad sakei, kad gal jau ir seniau to vyrai patiko. Vis to Gal. nesupratai. Gal dėl to Gal. nesistengiai tų santykių. Gal per daug mes draugai buvom geri, nežinau. Nes kažkaip net nežiūrėjai į tą pusę su tuo žmogum. Bet šiaip tik tai su tą vieną merginą. Bandei su Jo, tą vieną kažkaip. merginą kažką. O dėl ko jau niekas daugiau netraukė, ar kaip? Jo, kažkaip. Nėra taip, kad... Tai būna pamatau, ten būna kokia graži mergina. Tikrai man gražu pasižiūrėti. Panašiai. O kaip jautiesi dėl to, kad daugelis moterų tave vienus seksualiausių vyrų mieste laiko? Faina šiaip. Čia nežinau dėl ko taip. Gal ir gerai, kad aš ne į tą pusę, nes gal simpas būčiau labai didelis. Kai tik dėmesio gaučiau. Neatsikirstum merginų. Dėmesio gal per daug gaučiau. Tau patinka dėmesys? Jo, man patinka. Seniau gal labiau patiko, bet... Dabar aš toks kažkoks susigyvenęs savy su Jamesu kartu. Kaip nėra nei tų kažkokių simpinimų aspektų ar kažko, nežinau. O tavo orientacija padėjo kada nors įsisukti? Iš kokių nors situacijų? Bandėjai panaudot? Kažkada tekė, jo. Gyvenau kitą miestą, tai tekė. Yra tikrai su pareigūnais. Įsisukti situaciją. Kokiu būdu? Simpinimu. Ai, bandėjai pakabinti pareigūnus, ne? Jo, atsimenu, Ir kaip ten sekėsi? Šiaip, man atrodo, neblogai gal sekėsi. Atsimenu, buvo aro kažkokie pareigūnai, ten net neatsimenu, už ką mane buvo pagavę. Bet tardymo metu tai ten prisisimpinau, žodžiu. Pavyko įsisukti? Man atrodo, pavyko, arba tiesiog buvo apmažinta. Va, puiku. Na ir pabaigai tada keletas greitų klausimų. Geriausias būdas papirkti pareigūną? Papirkti. Kalbėt gražiai. Seksualiai. Kas yra mielesnis su tavo pagamintas ūvų gėrimas ar ginklų užtaisymo garsas? Ginklų užtaisymo garsas. Kas tavęs mieste nekenčia labiausiai? Savaja. Kiek kartų tavo vyras suklastojo įrodymus, kad tave išsuktų? 0. Ar esi kada nors panaudojęs fizinę jėgą prieš ką nors išskyrus tavo vyrą? Taip. Kas tave labiau ramina, Gabrielės patarimas ar sėkmingas nusikaltimas? Ramina? Gal patarimas Gabrielės. Su kuo jautiesi saugesnis, su vyru uniformoj ar su ištaisytu pistoletu? Uniformai vyru. Kas mieste seksualiausias pareigūnas, neskaitant tavo vyro? Mazūras. Sunkiausia dalis būti gėjimi nelegaliame pasaulyje? Mažai pasirinkimo. Na ir visiškai pabaigai tada pažaisim žaidimuką Fuck, Marry, Kill.
Turim gerai. 3 seksualius vyrukus. Tai būtų Tako, būtų Rolandas ir būtų Frankas. Tai ką rinktumės, Fuck, Mary ir Kill? Frankas, Rolkis ir Tako? Taip. O Jėzau. Tikriausiai susituokčiau su... Tako. Fuck būtų Mazūras. O su Rolkiu ten vienu medžiu mažiau. Žemėlapį. Na, tikėkimės, Rolkis nežiūrės šitą epizodą, nors greičiausiai žiūrės. Kažkada mane irgi nužudė. Rolkis. Per klausimus. Tai čia atsilygina, ne dabar jam? Jo, nes nėra kito pasirinkimo. Supratau. Na, tai duosim dar vieną pasirinkimą tada. Tai būtų Krydas, būtų Fredis ir būtų tavo vyras Džeimsas. Tai susituokčiau su Džeimsu. Kaip netikėtai. Tik rinktumės Džeimsą, ne? Jo. Fuck būtų... Oi, kaip sunku čia dar jų... Manau būtų Fredis, nes jisai buvo sunkiau palaužiamas žmogus. Būtų aistros daugiau. Ir Kill būtų Krydas. O vis dar saugai Fredžio marškinėlius. Ne, jau nebeturiu. Supratau. Na ką, ačiū tau tada labai, Katinukai, kad apsilankei mūsų laidoje. Gal dar norėtum kažkam tai kažką perduoti, ar visiems žiūrovom, ar kažkokiam konkrečiam asmeniui? Norėčiau miestui perduoti nebūt visada ant aukšto, būt ant žemų. Linkėjimai Teriui. Tai ką, ačiū tada žiūrovams, kad žiūrėjote. Jeigu ir jūs norėsit sėdėti Katinuko vietoje, tai susisiekit su mumis. Ir galbūt būsit tie laimingieji, kurie taip pat sėdės ant šios karštos sofutės, prakaituos, kai mes užduosim klausimus. Tad gero likusio vakaro, dienos, ryto ar savaitgalio. Ir iki kitos laidos. Viso gero. Iki.